daug metimų neįmetėm, šiek tiek suko kažkas kamuolys, kokios dar buvo priežastys, kokia taktika buvo, kas nepavyko šiandien? Nu, aš manau, mes nežaidėm blogai ir dėl to labai apmaudus tas pralaimėjimas. Ir, sakykime, gynėmės pusę velnio, tai padarėm klaidų, sakykime, gynybiniam plane, kažkiek tai su Parkeriu, kažkiek tai su Dekolo padarėm gynybiniam plane, bet šiaip tai gynėmės visai normaliai. Nu, o nežinau, jie kreipia dėmesį į mūsų tritaškius ir gal kažkiek tai jų nuopelnas, kad nepataikėm, gal kažkiek tai, nu, ne visada juos pataikysi, bet reikia juos pasveikinti su pergalė. Pirmiausia, jie lemiamais momentais pataikė labai sunkius metimus. Tikrai ir kartais net negali pykti, atrodo, kad visai gerai gyniesi ir įmeta, nu ką padarysi, sakau. Tikiuosi nugalėti nesijaučia. Nu kaip, nu mes šiandien pralošėm. Bet vis tiek. Tai čia, žinai, dar čia ne galas, dar lieka vienos rungtynės, bet tai pralaimėjimas yra pralaimėjimas, kad ir kaip jisai būtų. Taip, sakau, galvoju, kad tikrai nežaidėm blogai. Sudarėm metimų, kai kurių nepataikėm, kai kur ne taip blaiviai mąstėm, kaip per rungtynę su serbais. Tokių dviejų rungtynių per 3 dienas prieš tokias dvi galingas komandas yra labai sunku pakartoti ir gaila, nes, nu, sakau, kažkur biški nepasisekė. Nu, jautėsi, kad jie gynėsi geriau 2 prieš 2 negu kitos komandos. Pavyzdžiui, jie yra atletiškesni, ne? Sakau, vėlgi galbūt mes ne taip blaiviam skaitėm situacijas kaip ir rungtynės su serbais, bet jų atletiškumas pasijautė, bet vėlgi mes blogai žaisdami visą laiką jiem lipom ant kulnų. Paskui išėjom į priekį ir paskui mums vėl kažkaip nepavyko dėl to, kad jie pataikė labai daug sunkių metimų. Tikrai pataikė daug sunkių metimų, kur jau rėkė viens kitam, gera gynyba ir pataikė. Ir vėl antras iki gera gynyba, pataikė. Ir pasveikinti juos, žinot, sakau, mūsų žaidimas nebuvo prastas, bet sakau, mes šiandien pralaimėjom. Už vakar sakei, kad Parkerio nesivaikysi, treneris turės ras kažką kitą, kaip ir juokavai, bet šiandien iš tikrųjų prieš Parkerį tau neteko dauginti. Man įdomu tas Parkeris, man įdomu prancūzijos rinkti. Yra kam tą Parkerį dengti, sakau. Vyrai stengiasi, kovojo, yra nuostabų žaidėjas. Nežinau, net tarp kitko nežiūrėjau, nei ten jo statistikų, nei ką jis padarė, bet žinau, kad įmetė kai kur sunkių metimų, kaip įmetė Dekolo, kaip kažkur smulkių detalių nepadarėm varžybiniam plane, bet vėlgi tai buvo smulkios detalės, nu ir kažkiek tai nebuvo mūsų diena. Reikia pripažinti, nes būtų porą metimų įkritę, nu, kaip sako Lietuvoje, jeigu bobutė būtų, tai... Ačiū.